paskatino tiesiog mokymosi sunkumai nuo pat pradžių, nuo pat 1 klasės. Visą laiką būdavo, jai vis silpniau sekėsi. Vis mokytojai skambina, jūs padirbėkit su savo vaiku, jai čia reikia dar padirbėti. Ir tai kartojasi, mus spaudžia kaip tėvus, mesgi norim, kad jai geriau būtų. Požiūris į vaiką tikrai nepasikeitė, bet mes tiesiog pamatėm, kame yra problema, kad ją kitaip reikia spręsti, kad mes sėdėdami su ją spausdami, kad mes nieko nepakeisim, nieko neišspręsim, reikia iš kitos pusės į viską pasižiūrėti. Man regis įpusėjus jau programą, jin namie pasikeitė. Būdavo taip, kad jai pasakai kažką, Patricija, ten nueik, padaryk kažką, atneš kažką ten. Jin gerai nueina, grįžta po kelių sekundžių, sako, mama, ką tu man sakei? Ir maždaug, įpusėjus programą, tas labai ženkliai pradėjo skirtis, jin prieš tai ir jinai po to. Patricija grįžo ir pasakoja, sako, mama, sako, bus pi skaičiaus mėnuo. Ir sako, bus konkursas, sako, kas daugiausiai po kablelio pi skaitmenų pasakys, tai tas nugalės. Sako, aš labai noriu dalyvauti, sako, aš išmoksiu. Aš sakau, tai gerai, pirmin. Ir jinai pradėjo mokintis. Mane siaubingai nustebino, tikrai, nes mano vaikas, kuri eilėraštuką 3 posmelių išmokti būdavo savaitės tikslas, o čia jinai per trumpą laiką, keletą savaičių, jinai sugebėjo po kablelio pi skaičių išmokti 200 skaitmenų. Ženkliai pasikeitė ir sustiprėjo jos pasitikėjimas savim. Tiesiog jinai pati pradėjo matyti, kad jinai gali. Ir tas labai pasikeitė ir dėl to turbūt dėkingiausia esu brendžimui už šitą pokytį. Dvejonės gal buvo patikėti, kad tikrai galima pakeisti. Nes natūralu, kai mes patys ir jinai, kai mes tiek laiko stengiamės kažką pakeisti ir niekas nesikeitė, tai natūralu, kad buvo tikrai sunku patikėti, kad tai įmanoma. Ir visą laiką, aišku, kad investicijos į vaiką yra pačios geriausios investicijos, bet sunku buvo patikėti, kad ta investicija atsipirks. Pagaliau aš galiu būti ne mokytoja, ne korepetitorė, ne tas baudėjas, kur pasisodina ir dirba ir kas tau čia nesigauna, darom iš naujo. Aš pagaliau galėjau būti mama. Tiesiog mama. O jinai pagaliau galėjo būti tiesiog mano dukra. Ir tas visas santykis jis visiškai kitoks tapo. Ramybė atsirado. Mes visą laiką užfiksuodavom, kai Patricija irgi grįžta, oi mama, ten matematikos kontrolinis, man ten lengva buvo. Ir sakau, Patricija, ar matai, ką tu sakai, tau buvo lengva? Jinai, aha. Arba ten, mama, aš tikrai galiu. Ir to anksčiau nebūdavo. O dabar jinai supranta, kad jinai gali ir kad jai gali būti lengva. Kai tu pamatai, kaip tai veikia, kad tai veikia visų pirma, tai gero dalyko, kaip tu gali nerekomenduoti. Ir jeigu įsivaizduoju, kitos šeimos gyvena taip, tarkim, kaip mes gyvenom, tai čia netgi būtina. Tikrai būtina kreiptis, kur pagaliau profesionalai gali padėti, o ne tu kankiniesi ir atrodo, kad išeities nebėra.